geriausias dalykas, ką jūs galite padaryti, kai jums skauda juosmeninę dalį, tai stiprinti savo sėdmenis. Vienas iš dalykų, kuris yra ganėtinai svarbus sėdmenų stiprinime, tai yra disbalansas ir jūs jį turėtume šiek tiek išlyginti. Tai reiškia, jūs turėtume daryti tiek ant vienos pusės, tiek ant kitos. Tai pradėkite nuo paprasto dalyko kaip izometrika. Pasimsime suoliuką, mes šnekėsime apie klubo atkelimą. Tai suoliukas, užimam poziciją, kojos 90 laipsnių kampu ir vieną koją atkeliu ir laikau. Jūsų tikslas yra išlaikyti 1 minutę su viena koja, stabiliai, niekas nedreba ir tada išlaikyti minutę kitą pusę. Kai jūs išlaikote minutę ant kiekvienos pusės, jūs galite apkrauti papildomai savo dubenį su išoriniu svoriu. Ir šiuo atveju, jeigu mes pasimsime hantelį, lygiai ta pati situacija, galim uždėti hantelį, iškelt koją ir lygiai ta pati izometrika. Toliau judame prie dinamikos. Kai atlikinėsite jau dinamiką, jūsų tikslas yra atlikti minimum 15 pakartojimų, be jokio užsimetimo. Tai reiškia, atkeliu vieną koją, nuleidžiu dubenį, grįžtu atgal. Nuleidžiu dubenį, grįžtu atgal. Vienai pusiai, kitai. Jeigu jums kuo puikiausiai sekasi atlikti 15 pakartojimų, jūsų sėdmuo tiek vienas, tiek kitas yra sustiprėjęs, tuomet dauguma galvoja, kad čia yra pabaiga. Bet jūs galite taikyti papildomai išorinį svorį. Jeigu jūs dėsitės tiesiog hantelį, kaip pavyzdys, ant šono ir nuleidžiu, yra labai nepatogu. Todėl paprastas sprendimas yra labai geras su guma. Tai šiuo atveju pasinaudosim gumos pagalba, pasimate gumą, ją šiek tiek padarote taip vadinamas 2 kilpas, uždedu vieną hantelį, uždedu kitą hantelį ir tai užsidedu ant juosmens. Šitoj pozicijoje atlieku tą patį dubens kėlimą su išoriniu svoriu. Labai puikiai variacija ir jūs galite krauti savo juosmenį tikrai nemažų svorių. Būtinai pasimanykite 3 šitos variantus ir pasižiūrėkite, kaip jums sekasi.